Sveiki visi žiūrintys Kolibris keliauja kanalą ir šios 2024 metus pradedam su kelionę po Andalūzijos kraštą. Šiuo metu esam Malagoje, žadam dar keliauti į Kordobą, Gibraltarą ir Marbelą. Tai turėtų būti daug smagių ir gražių vaizdų, kuriais žadam su jumis pasidalinti. Ir kaip mums įprasta, kelionę po Malagą pradėjom nemokamų pasivaikščiojimų turu. Labiausiai įsiminusi istorija buvo apie miesto apelsinus, tai pasirodo bent jau Malagos mieste. Įstatymai leidžia visiems juos skinti, bet miestiečiai jų paprastai neskina, nes jų skonis yra ganėtinai rūgštus. Ir sako, kad labiau primena jie citrinos nei apelsinus, bet surenka paprastai tuos visus miesto apelsinus ir iš jų gamina marmaladą, kas ten 17 amžiuje ar 16 amžiuje jūrininkai sirgdavo skorbutų, buvo labai gera išeitis, kad jie galėdavo pasiimti į keliones, į jūrą ir jiems neiškrisdavo dantis. Tai paskui kiti jūrininkai klausdavo, kas jums padeda, ir taip žodis marmaladas irgi paplito po daugumą kalbų. Tai mums labai patiko kalėdiniai visi lempučių šou, nors atrodo taip karšta, ką jie švenčia kalėdos, bet jiems irgi kalėdos. Ir labai smagiai nutikė. 10 balų. Atvykom dienos išvykai į Kordobą. Tai Kordoba yra giliau Pirėnų pusiasaly nei Malaga. Malaga yra ant pajūrio, jūrinis klimatas, o čia jaučiasi šiek tiek daugiau žemyninis klimatas. Tai žiemą čia yra šalčiau, dabar yra sausio mėnuo, oro dieną temperatūra įšilo iki 12 laipsnių, kai vakar Malagoje džiaugiamės visais 21 laipsnių. O vasarą čia yra dar karščiau, turbūt Kordoba yra viena karščiausių vietų Europoje vasarą, nes oro temperatūra įšyla virš 40 laipsnių Celsijaus. Net mūsų gidas sakė, kad Liepa rugpjūtis čia nėra sezono metas, tai sumažėja turistų srautai. Šios dienos planas Kordoboje yra turas, mečetė katedra ir žirgų pasirodymas. Turi vienas iš įsimintiniausių dalykų, ar labiau akcentuotų, buvo jų kiemelių kultūra, vadinamų pacijos. Tai yra ne tik siauros senamiesčio gatvelės, bet ir yra tokie kaip ir vietiniai kiemukai, kur, kad vasarą pasislėpti nuo karščio, turėtų būti 3 dalykai.
Tai turėtų būti užtektinai šešėlių, gali būti nuo medžio, gali būti nuo pastatų aplinkui, turi būti augalų, tų pačių medžių arba gėlių vazonėlių. Ir trečias dalykas yra vanduo, tai turėtų būti šulinys arba fontanas ir visus šitus 3 dalykus sujungus gaunasi tas geras kiemelis, nuo kurio gali vasarą slėptis nuo karščio žmonės. Šitas tiltas pastatytas romėnų dar 1 amžiui ir vis dar stovi ir vis dar naudojamas. O šiuo metu dabar esame irgi galbūt kaip Vecija, nežinau Vecija, bet atvykom į mečetę katedrą, tai turėtume į ją įeiti. Ir kas yra įspūdinga, kad čia buvo mečetė ir tada krikščionys, kai atėjo, nusprendė jos nesugriauti, o pastatyti katedrą mečetės viduje. Tai ir gavosi toksai ir kartais kombinuotas pavadinimas mečetė katedra, meč katedra. Ir eisim apsižiūrėti. ¿Cómo se va migrando? Ką tik išėjome iš mečetės katedros ir man paliko tikrai didelį įspūdį ir man labiausias ar mėgstamiausias istorijos faktas buvo, kad atvyko vienas valdovas, iš pradžių buvo planuota visiškai nugriauti šitą mečetę, statyti katedrą šitoje vietoje, bet atvyko tas valdovas, nusprendė, kad hei, visai gražiai atrodo, gal išsaugokim, kas yra, bent jau sienas ir išsirenkim, žinai, katedrą viduj mečetės. Tai vis tiek tas buvo labai įdomus, aš nesu dar niekada buvus tikroje mečetėje, tai buvo įdomu, kaip susilieja tarsi 2 pasauliai ir kad, nu taip, daug ką ardė ir griovė galbūt vidaus įrengimus krikščionis, kad pasidarytų savo katedrą, bet, nu, buvo įspūdingesnė tikrai katedra negu dauguma kitų ir išskirtinesnė. Bet buvo, man atrodo, istorijų momentas, kai arabai vėl buvo atsiėmę šitą miestą, Kordobą, ir vėl įsirenginėjo mečetę savo, tai buvo dalį krikščioniškų dalykų nugriovė, tada krikščionis vėl atsiėmė, vėl savo statymus darė. Bet žygis, kai yra buvęs į mečetėse, tai sako, pritrūko šiek tiek, pavyzdžiui, sako, kilimų, kur turi batus nusirinkti, dar kažko, tai sako, kad liko dabar iš tos mečetės tik taip liko sienos ir šiek tiek gal dvasios trūko. Kad, nu, matosi, kas paskutiniai vadovavo ir kad krikščioniškos įrengimas dabar yra viską, žinau, pakeitęs ir įsiviešpatavęs. Tai tikrai rekomenduojam užsukti, jeigu pasitaikys proga. Kokie gražuliukai, kokie geručiukai, zuikutis, stuborukas. Labas. Labas. Ne? Ne labas? Ne. Ne. Nenoriu draugauti.
autobusu iš Malagos į La Linėją ir dabar apie 2 minutes kirsim sieną į Gibraltarą. Pakėlimo taku einam, ne? Vaizdas į akmenį. Europa Point. Tas kalnas, matai, kaip čia gražu. Ir kieta vieta tokia. Aha. Aš norėjau labai delfinus pamatyti. Aš irgi. Labiau negu tas bežionėlės. Taip. Antras dublesnis vėjas trukdė man ir kalbėti, bet dėl didžiulio vėjo šiandien atšaukė mūsų dienos planus. Tai planas buvo plaukti, pamatyti delfinų, atšauktas, net ir cable car nekyla šiandien, taigi dar tikimės rytoj ryte spėti pakilti, pamatyti bežionėlių. Ta diena pralaisvėjo. Ir su tais delfinais man jie labai patinka ir Žygis pasakoja, kad jo senelis jam pasakoja istorijas, kad Gibraltaro sąsiauris yra ne tik siauras, bet ir turi daug seklumų. Tai jūrininkams pradėti pro tas seklumas praplaukti padėdavo ir delfinai. Problema ta, kad jeigu įžeidi delfinus ar kažką kitą jiems blogo padarai, sužaloji, tada jie keršydami specialiai ant seklumos užplauks. Ir dar man labiau jie patinka po tokių istorijų. Bet jo, tai šiandien gausis, kad daugiau pasivaikščiosim po Gibraltaro žemumas, sausumos dalį. Reikia imti gus. Goodbye. Hello. Labas. Labas. One of the most intelligent birds in the world. They have the excellent ability to mimic sounds. Yeah. Va. Tai kartuoja mane. Pamėgdžiai. Tu turėsi labai daug papūgų. Taip. Tai vienos gyvatės.
Tai įdomu, vienas pasiėmė, kas jam patinka, kitas irgi iš tos paros vietų nuėjo pasiėmė. Tas vienam papriką, kitam cukinėje, ten ar agurkas skanesnis pasirodė. Agurką mėgsti? Koks tu pūkuotas ir koks tu švelnus. Tai, mes tavo draugą glostėm. Mes rodo saloj tavo draugą glostėm. Labai švelnus jau tokia, ne? Tai. O taip nors jam pilvukui, kuti. Kuti tau reikia padaryti. Velniugų iš tam. Tai. Kur tu gyveni? Brazilijai. Apsilankėm botanikos sode ir gyvūnų rezervate. Tai nors tas rezervatas yra gan mažiukas, bet turėjo visai nemažai gyvūnų, beždžionėlių, didesnių, mažesnių, labai mažesnių. Tada buvo daug papugėlių. Aš stengiausi jas išmokinti žodį labas. Tai didžiausia papūga atrodė visai jauna, nes panašu, kad mokėjo 2 žodžius. Hello and goodbye. Tai dar turi laiko išmokti ir labas. Tai jeigu apsilankysit, praneškit, ar išmoko. Tai buvo papugėlės, buvo lemūrai, buvo gyvačių, bet aš jų nemėgstu ir aš jiem siūlyčiau galvas nukapoti. Ir nepatinka man gyvatės. O dabar judam link Europa Point švyturio, piečiausio Gibraltaro. Atvykom į piečiausią Gibraltaro tašką, tai yra švyturys, matosi dabar ir Afrikos kontūrai, yra virtuvėliava. Dabar lipam šiek tiek į kalną, ne visai patį viršų, bet šiek tiek, kad apsižvalgyti. Ir yra šis didelis regioninis parkas, kuriame yra objektų, kuriuos siūlo apžiūrėti, bet visi objektai yra išsiblaškę, išsibarstę, toli, daug energijos reikalaujantis. Ir parko mokestis yra visai didelis, bet žygis rado internete, kad kai kurie prasmunka po 5 valandos, kada parkas užsidaro, ir šiaip tai pasivaikšto nemokamai. Tai galvojam, gal pavyks kažkiek apsižvalgyti ir bent jau gražių vaizdų iš viršaus pamatysim. Tai va, eime pasivaikščioti ir pamatyti sutaupyti pinigų. Viską nemokėti. Gražus vaizdas atrodo. Šis vaizdas vis dar nemokamas, bet einam turbūt pabandyti prasliukinti į parką. Žygis ėjo žiūrėti, tai dar buvo šiek tiek, tarsi sakė, namelio žmogus. Ir kadangi manęs niekas dar nematė, nepažįsta, tai žiūrėsim, ar prasliukinsim ar ne. Ir dar buvo panašu, kad galėjo būti viena parelė irgi laukianti. Ir panašu, kad jie prasliukino. Ir panašu, kad jų jau nebėra. Pasižiūrim, kas ten bus. Nu ką? Eik pažiūrėk. Aš ten nieko nematau, jeigu tas namukas. Ta namukas. Aha. Gerai, einam. Viskas, nemokamai paim. Sutaupėm kiek? 36 pounds. Taip. Saulėlė čia. Aš manau, kad jie uždaro ir nebežiūri, ar kažkas įeina,
nes jau lieka valanda iki saulėlydžio. Ir šitas parkas per didelis, man atrodo, kad visą nemokamai apžiūrėti dar geram apšvietime. Mes 2 vietas pažiūrėsiu. Tai panašu, kad jie jau, kas nori, tas tegul eina. Tai aš įtariu, kad čia oficialiai neoficialus dalykas. Oi, koks mielas tas vaikas. Tai, gražus jūsų vaikai. Mes pakalbėjom, kad rytoj mums nebūtina kilti, nes jau iki viršūnės nedaug ir teliko, beveik viską užlipom. Tai kam išleisti tam cable car 19 poundsų kiekvienam, pakilti ir nusileisti, kai galime ilgiau pamiegoti. Na ir jau vienas bežinėlės pamatėm, viršutinį gal ir nepamatysim, bet nieko tokio. Bet čia gražu. Radai kelią? Paskutinį monumentas čia labai netoli jisai yra. Keivas toks. Gerai. Čia jisai rašoma, kad vien dėl to moka mokėti. Tai galvoju, kad reikia nuvažiuoti. Bandėm patekti į urvą, dėl kurio žmonės sako, kad apsimoka aplamai susimokėti už šitą parką. Bet jį tik prieš porą minučių uždarė, tai mums dar žmonės buvo ką tik įėję ir parodė video iš to urvo, tai atrodo visai įspūdingai. Ar verta mokėti dėl to urvo už parką? Nežinau. Nemačiau to urvo. Nemokėjau už parką. Rašė, kad dar... Iki kelių turėjo būti atidaryti. Dar valandą laiką turėtų būti open. Bet žiemos sezonas tai jie šūdo melą. Nu jo, žiemos sezoną. Tai jo, o prieš porą minučių uždarė, dabar yra po 5:50. Tai be 10:06 vakaro. O dabar aš noriu ant tilto, saulėlydžio fotosesijai. Žiūrėkit, sakau, dar reikia, kol ne visai nesutemo sugrįžti. Jis man bando sakyti, kad mes toli nenuėjom ir aš tokia, kaip suprast, toli nenuėjom. Žiūrėkit, kokį draugas. Ten yra. Paliekam jį ramybėj. Tai, irgi saulėlydį stebi. Eina šiek. Kaip čia baisu. Tai paliekam Gibraltarą, dabar važiuosim į Marbėją paskutiniai dienai, į vieną populiariausių kurortų šiame regione, su jau paplūdimiais. Tai tikimės turėti lazy dieną, kad ištiesi kojytės ant smėliuko ir gal ištiesi vandenį, nes išsimaudyti nepavyks, nesu tiek naivi. Bet palikti Gibraltarą buvo labai lengva, pro pasų kontrolę lietuvius labai greitai mus praleido, amerikiečius šiek tiek ilgiau tikrino, jokių eilių, britai jau nebetikrina, kas išvyksta iš šalies. Norit, eikit. Matėm dar, kaip nusileido porą lėktuvų Gibraltaro oro uoste. Tik įdomu, per dieną yra 4 reguliarūs skrydžiai paprastai, bet mes dar stebėjom 2 mažus lėktuvėlius privačius nusileidžiančius, tai buvo visai įdomu. O dabar metas pasigauti autobusą. Paskutinę pilną atostogų dieną Marbėje pradedame savo turu.
palik žygį nieko neveikinti, kol aš skaičiu knygą ir jisai suorganizavo mums mini turą. Tai pradedam Veneros paplūdimy. Centrinis, tai yra centrinis Marbėjos paplūdimys, kuriame buvo atrasta romėnų laikų Veneros statula, tik dabar jinai perkelta į parką, į kurį eisim šiek tiek vėliau. Ir jo, smėliukas Palangoje geresnis atrodo, šitas toksai murznesnis. Ir dar kas įdomu, paplūdimiai ne taip kaip Palangoje nėra vienas iš teisiniaus, o biškai yra suskaldyti, tai negali tiesiog eiti ir eiti jūros pakrante. Orai dabar šiek tiek vėsesni, šiandien įšyla tik tai iki gal 12 laipsnių. Tai išėjus iš viešbučio atrodė vėsoka, dabar atėjome į paplūdimį, tai visai karštoka su mano megztiniu. Linkėjimai tiem, pas kurios minus 20 Lietuvoje. Tai šitą padarė 70-aisiais, nes jiem reikėjo kažkaip sujungti jūrą su Old Townu. Ir jie sugalvojo tokią promenadą, gal žodis geras. Jie sugalvojo šitą promenadą pėstiesiems. Ir papildomai, kaip matai, čia yra daug skulptūrų bronzinių. Ir šitos visos skulptūros yra pagal Salvadoro Dali kūrinius padarytos. Jos nėra originalai, bet kaip replikos duoti tokį ispanišką vaibą. Ir aš skaičiau, ar čia Dali turi kažkokį connectioną su Marbella, tai su Marbella tai ne. Neturi jo, kad tiesiog valdžia sugalvojo, šitas yra žymus painteris, skulptorius ir padėkim kažkiek jo darbų čia. Tai va, tai šitas kelias atveda nuo jūros iki Old Towno, kur mes ir einam. Su kiekvieno žingsniu vis tyliau ramiau. Tai ko šitas parkas ypatingas? Ir koks jo pavadinimas? Alamedos parkas ypatingumas tame, kad jisai įkurtas visai neseniai tam, kad irgi sukurti tokią oazę šitą mieste, kadangi urbanistinis visai pasidarė. Tai jie norėjo išlaikyti tą tokį žalumą, nes tas žalumas daugiau nuo arabų laikų buvo išlaikomas, bet kai krikščionys atėjo, jie pradėjo tiesiog statyti pastatus. Tai jie čia neseniai įkūrė, kad galėtų tie visi poilsiautojai šalia jūros kažkur nubėgti ir atsivėsinti, nes čia būna labai karšta. Nes manau, tai atrodo, kad vasara tai tokia žalia oazė labai vertinga miestui. Dar viena yra daug didesnė oazė dar šiauriau į mieste, bet šitas yra visai prie pat jūros, tai dėl to ta lokacija geresnė. Čia dėl to ir labai smagiai žalia, taip. Jo, ir fontanas yra būtent centre. Aišku, jisai vasarą veikiantis yra dabar, tai jie taupo. Dėl 5 turistų nejungia. Jo. Labai gražus parkas. Tai jo, čia jau įžengėm į senamiestį. Ir čia bus daug labai siaurų gatvelių, kur visi pastatai yra baltai nudažyti, tam, kad atspindėtų šviesą ir būtų kažkiek vėsiau. Vėlgi daug patijos, tų kiemelių viduj, nuo arabų laikų likę. Nes visas tas miestas realiai didžiausias palikimas tai yra arabų. Tų mūrų vadinamas mūrų stilius. Ir ten kažkokių fontanų turėtų būti. Daug žalumos, vegetation, lygiai taip pat kaip ir Kordovai. Tai čia daug mažesnė versija, nes Kordova buvo sostinė mūrų, o čia yra tiesiog provincijos miestelis. Nors šiaip spėjama, kad tą miestą įkūrė finikiečiai net prie jūros. Nu, visai logiška. Nu. Kad... O dabar eisim į apelsinų skverą, aikštę. Nes, surprise, surprise, ten yra daug apelsinų medžių. Apelsinmedžių. Kurios vėlgi tie patys arabai pasodina. Tai Marbėjos populiacija yra apie 140 tūkstančių žmonių. Bet vasaros metu, ar tiksliau sezono metu, privažiuoja kartais ir 7 ar 800 tūkstančių žmonių. Tai labai skiriasi žmonių skaičius sezono ar ne sezono metu. O, vėl mėlyni vazoniukai su gėlytėm. Čia gražus vaizdas. Tai jo, čia jau yra ir tos architektūros gražesnės, ir renesansinės stiliaus, ir barokinės stiliaus pastatų.
Ir kas yra įdomu, kad šitą skverą iš pradžių buvo įkūrę kaip tą vadinamą plantaciją. Tiesiog kaip Irano žaidžiam pasodinę plantaciją arabai. Ir tik po Reconquesto krikščionis būtent nusprendė padaryti šitą į aikštę, nes arabų laikais čia buvo tiesiog plantacijų lauk. Apelsinmedžio plantacija? Apelsinmedžio plantacija. Čia tiesiog daug iškirto ir padarė tokią aikštę krikščionis. Bet visi grindinys, pavyzdžiui, tie visi nugludintis akmenukai, čia viskas va, ypač čia viskas yra būtent tų mūrų arabų palikimas. Jų stilistika. Tai šita bažnyčia buvo pagrindinė miesto bažnyčia ir jinai pastatyta, kaip ir daugelis bažnyčių šitam regione, ant buvusios mečetės palaikų po Reconquistos, kai atėjome krikščionis į Ispaniją. Ir tiek, berods 17 amžiaus. Ir čia visą tas senamiestis, jis turėjo sieną arabų laikais, tai jis buvo aptvertas. Aš spėju, gali būti, kad čia mūras likis. Įtariu, kad šitas mūras. Tos sienos, jo. Tai čia jau baigėsi senamiestis? Jo, čia jau baigėsi senamiestis. Ir dabar mes išeisim į didžiausią miesto parką. Taigi jums patinka turas, kai žygis pasakoja daugiau faktų, galite palikti komentarą, kad padrasinti jį kitą kartą drąsiau sektis mikrofoniuką ir pasakoti mums istorijas. Nes iš jo tikrai daugiau sužinotumėt istorijos faktų. Iš manęs pasakojimai, random faktai, kuriuos išgirstu. Bet sunku patikėti, kad mes vidury dienos einame ir tokios tuščios gatvės. Kaip man patinka toks sezonas. Gal jau yra ir neišsimaudusi, bet užtat gatvės tavo. Tai ką, paskutinis mūsų atostogų saulėlydis. Dabar esam ant mūsų viešbučio stogo, kuris turi ir baseiniuką. Už manęs yra kalnai, nes norėjau paminėti, kad dar atvykus į vėsesnę dieną, ilgiau apsistojant, dar galime eiti pasivaikščioti į kalnus, turėtų būti nuostabių vaizdų. Karštom dienom atvykus į Marvėją, aišku, būtina būtų išsimaudyti jūroj. Žygis tikrino, kad dabar yra gal 15 laipsnių jūroj, tai neturėtų būti taip šalta netgi ir žiemą. Palangoje esam panašiu oru, maudysim vaikystėj. Bet kągi, mūsų kelionė jau baigėsi, ačiū, kad žiūrit. Iki kitų kartų. Iki. Bye. Goodbye. Per stiprus vėjas. Kad galvės. Vis norėjau rasti ramesnį minutę, pakalbėti šiek tiek apie Gibraltarą. Norgis. O dabar, kadangi galiu nukirsti patogiai, ką tik atsisveikinau, bet galbūt įdėsiu šitą dar neatsisveikinimus video, nes aš noriu padaryti vieną dalyką. Išsimaudyti baseiną. Nes man toks jausmas, kad atvykau, žinai, į žiemos, į vasarą, vasariškas atostogos ir taip, oras yra šiek tiek vėsokas. Tiesą pasakius, man dabar su megztiniu karšta, tai geras ženklas. Šokti į baseiną, šokti į baseiną. Aišku, visas planas yra iššokti ir išlipti,
plaukioti jau nesitikiu, nes vandens temperatūra... Neturim termometro. Tai neįsivaizduojam kokią. Tai atiduodu kamerą Žygiui, nusirenginėjim ir ėmė atlikti šią misiją. Užduotį challenge accepted. Bet nėra šalta. Tai šok. Na gerai. Galvoju, gal iš tikrųjų paplauksi, tikrai neplauksi. Viskas. Bet nebuvo taip blogai. Bet jau išlipus iš vandens nėra taip šalta. Tai dar vieną dublį padarai. Na gerai, darant. Čia vėl pasigailėsiu iššokus. Bet kai išlipi nėra tokio didelio gailesčio. Šalta! Norvegai, Ispanija, žiemą. Aš išsimaučiau. Na gerai, man jau užteko.